Pavyzdžiui, dabar mes esam kanalo vidury. Ką mes galim padaryti? Palaukti. Ko mes turim palaukti? Arba kol kaina ateis iki čia, arba kol kaina praeis mūsų lygį, įsitvirtins ir čia darysim užėjimą. Mūsų užėjimai long pozicijas yra du šitoje vietoje. Arba šitą vietą, arba šitą vietą virš lygio. Jeigu mes žiūrim short poziciją, ko mes turim sulaukti? Mes turim sulaukti, kol kaina pakils iki lygio, pradės strikti ir tada čia užeidinėti. Mūsų stopas virš lygio. Mes žinom, kad jeigu jau praeis šitas vietas, žinom, kad jau kaina bus palaikymas, šitą vietą ir eis į viršų. Todėl mes žinom, kad čia turim išeiti, o jeigu paeina į mūsų pusę, mes žinom, kur turim išeiti. Užeinam čia, mūsų išėjimo vieta yra čia. Kodėl mūsų išėjimo vieta čia? Nes čia matėm, kad kaina reaguoja. Štai, čia buvo reakcijos į viršų. Mes žinom, kad jeigu mes darom short poziciją, mūsų kaina ateis iki čia, mums jau reikia čia parduoti, nes nėra tos taisyklės, kad kaina visada kris. Ir mes prekiaujam tarp lygių, jeigu mes žiūrim spekulaciją. Tai va, čia sudėjo nuo vieno iki kito lygio, mes jau uždirbom, kaip pavyzdys, $15, o rizikavom $3. Ką tai rodo, kad mūsų risk rewardas yra 1:5,